Labas, esu Valentas ir tikrinu, ar mano Facebook'o draugai yra tikri draugai. Šiandieną keliauju pas Rasą, pas draugę, kuri man gyvenime yra stipriai padėjusi, bet aš jai ačiū taip ir nepasakiau. Nu. O, labas. Sveiki. Labas. Ačiū. Nėra Rasos. Nėra Rasos. Kur Rasa? Aš vakar grįžau, tai šiandien ryte grįžau, jos nebuvo, tai... Aš tikėjausi tiesiog, kad jinai vakar kėlė 3 fotkę Facebook'e, kad ramiai savo tipo pižamų vakarėlis. Nu, bet šiuo, kad pižamų vakarėlis mes vyrai įsivaizduojam, kad susirinkam namuose pažaist fulės, ant Xbox'o. Tai jinai tūsino penktadienį, tada šeštadienį buvo grįžus, nes mama buvo atvažiavus pas mus. Ir aš išvažiavau. Ne, Rasa čia nubildėjo, ne Rasa. Bels, kaip tau bus atverta. Varau pas Rasą antrą kartą. Vis tiek nepasiduosiu. Come on, Rasyte. Labas, Rasyte. Ar galiu užeit pas tave į svečius? Kas čia yra? Valentas. Kas toksai? Valentas. Valentas? Tas. Ta prasme. Kas čia? Tai davai, aš dabar pusrytukus gamint, o tu keltis. Mama pasidažyti. Taip, ryte tai visai neblogai atrodo, žinau. Jo. Aš čia savo vėliausiu, gerai? Labai džiugiai atsikėlė į darbą, kad nuvažiuoju. Ko tu nori, Valentai? Taip sakiau. Nebeprisimeni? Pasakai, kad čia tu žgau, iš kur jis mano adresą žino? Bet iš kur tu žinai, nes tu čia niekada nebuvai. Ar buvai? Nebuvai. Nebuvau. Vakar gaminau maistą. Va, puikiai gaminau. Svarbiausia labai tikėti, pasistengti ir norėti. Nu, Rasyte, šiandien baigsiu. Šalate viskas. Gal aš ir nesu pats geriausias kulinaras, bet bent jau stengiuosi. Taip. Atik čia. O kas čia yra? Čia apelsinai, mandarinai? Radau ant stalo, va. Čia atrodo kaip mandarinas, ne? Bet žiauriai nustebau, galvoju tikrai, nu čia kokia nors maučytė atėjo, ką nors prakišti, taip aš žinai kaip tos kur vaikšto. 6:30 ryto. Valentas. Tada antra mintis buvo girtas. Ta pat ir aš pagalvojau. Aš tik prisimenu tą istoriją, kai tavo tėvukas atvežė man malkas. Ir atėjau pasakyti su kiaušinienė ačiū. Kitą kartą gal į restoraną nusivesiu. Ačiū tau. O ar tavo Facebook'o draugai yra tikri draugai? Patikrink. tikridraugai.lt. Beldžiau ir atvėrėme tas duris Rasa. Ačiū Dievui, viskas pavyko gerai ir kiaušinienė netgi buvo valgoma. Tai manau, kad Rasai šiaip netai padėkojau. Spausk ir pamatyk daugiau mano nuotykių čia. Ir sek mane Facebook'e.